Na štai, sveikinu. Dabar transliuoju tiesiogiai. Tai luktelsiu prisijungiančių, o kas prisijungėte prie įrašo, tai kviečiu pasiruošti meditacijai, kurią dabar vesiu ties žiemos saulėgrįža. Tai kad ir kada žiūri šios transliacijos įrašą, vis tiek pasijungsi prie naudingos energijos. Štai jau matau pirmus prisijungiančius žmonės, tai labai sveikinu. Kviečiu pasiruošti meditacijai, kas galite, tai rekomenduoju daryti lauke. Ir apskritai lauke, man pačiam patinka, kad ir į terasą tiesiog išeiti ir medituoti, nes tai simbolizuoja tokį lyg atsitraukimą nuo buities, nes visa buitis kitoj pusėje sienos vyksta, o kada čia išeinu, čia priešais dangus, vakare būna kartais giedra, žvaigždėta, tai toks lyg išėjimas į kosmosą, išėjimas į gamtą ir jaučiasi iš karto toks platesnis ryšys su visata. Todėl taip labai rekomenduoju dvasiniam praktikom keisti vietą arba atrasti tokią vietą, kuri tau labiau simbolizuotų tą atitrūkimą nuo kasdienės buities. Ir aišku, po to vis tiek su tuo įdirbiu tada tą būseną neštis ir į buitį. Tai štai, bendrai tai žiemos saulėgrįža reiškia tą momentą, kada Žemė yra atsisukusi priešais Saulę tokiu kampu, kad jos šiaurinis polis yra labiausiai nutolęs nuo Saulės. Tai reiškia tą kaip trumpiausia diena, ilgiausia naktis ir po to jau po truputį vėl sukasi šitą Žemę ir tada po truputį dienos ilgėja. Tai toksai kaip atgimimas gamtos iš lėto be abejo, nes dar tik žiema prasideda. Tai yra labai iš tikrųjų geri momentai, irgi daryti įvairias galingas magiškas, dvasinės praktikas, ritualus, ceremonijas, nes jo kiekviena saulėgrįža, kiekvienas lygiadienis yra tarytum visatos gongas, kuris paduoda tokią galingą, atšviežinančią energiją. Ir tada jos momentumas tęsiasi toliau. Tai dar prieš pradedant vėl priminsiu, kad dabar prieš Kalėdas, kas dar neįsigijote kažkokių dovanų mielų, tai labai miela dovana galėtų būti tokio panašaus tipo puodukai. Irgi ceremonijai, kakavom ar arbatom. Tai mano mylimoji dabar labai intensyviai užsiema tuom, dabar irgi išvykus ten degti naujų puodukų. Tai jos puslapis yra prie informacijos skilties šios transliacijos, malonės pilnoji. Ir dar prieš pradedant, kol čia gal daugiau prisijung žmonių, tiesiog irgi paminėsiu naujienas iš savo pusės, kad po naujų metų sausio, kažkur nuo sausio vidurio
planuoju pradėti savo naują 7 savaičių kursą Kūno, proto, dvasios ir pasaulio tyrinimas. Tai bus išties labai koncentruotas, galingas kursas. Mano akimis tai daugumai turbūt yra vienas iš geriausių pasirinkimų, kur galima investuoti savo energiją. Tai labai rekomenduoju jungtis ir pasidomėti. Tai irgi nuoroda yra prie informacijos skilties, tik tais dabar mano pats budimo kanalas.lt puslapis truputį sugedo, ten gal kažkiek atnaujinimai ar kažką, tai greitų metų ten patikrins vienas žmogus ir gal susitvarkys, tikiuosi. Nes ten dabar net neina užsiregistruoti tą kursą, tai kas nori iš anksto registruotis, tai galite man tiesiog parašyti, ar į Facebooką, ar į e-mailą. Štai yra. Ir toliau taip pat po naujų metų turbūt organizuosiu savo paties ceremonijas su mėlynu lotusu, rožės, arbata, su savo muzika, su įvairiom, bet irgi skirtingom paįvairinančiom dvasiniam praktikom. Tai va tam jaučiu didelį įkvėpimą. Jaučiu ir Dalia kažkuom pradės prisidėti irgi prie šitų virsmų, nes jinai labai tobulėja įvairiose sritise. Ir be abejo būsiu prieinamas asmeniškai, asmeniniam sesijom. Tai va. Tokios žinios iš mano varpinės, o dabar tada kviečiu. Paida prasitikrinu, jo, čia viskas veikia. Kviečiu, pradėsime meditaciją, tai kviečiu įsipatoginti. Atsisėsti tiesią poziciją arba tiesiog tiesiai atsigulti ant nugaros. Užsimerkti, sąmoningai susijungti su savo kvėpavimu. Dabar tiesiog naudoti savo protą, kad sekti savo kvėpavimą, kuo tolygiau, kuo nuosekliau sekti visą judesį. Įkvėpimo ir iškvėpimo. Leisti plaučiam pilnai ištuštėti ir pilnai užsipildyti. Švelniai iš lėto, be garso, pajausti subtilumą. Kai leidžiam savo giliai ir švelniai, sąmoningai kvėpuoti, iš karto galim pastebėti, kaip ir mūsų protas subtilėja, kaip panyrame į vis gilesnę meditacinę būseną ir leidžiam savo vis labiau atsipalaiduoti. Leiskime dabar savo sustoti šiame taške. Šiame persisvėrimo taške iš tamsos į šviesą. Tai prieš plečiantis į šviesą, aš kviečiu pilnai nusėsti į tamsą.
pilnai nusėsti savo pasąmonėje, tačiau su pilnu sąmoningumu. Pilnai priimti visą save, su viskuo. Va, išties lyg nusėstum į savo esybės dugną, iš kurio tu apriepi savo visumą. Ir niekas tavęs nebetrikdo. Tu esi dabar visiškoje rimtyje. Tavęs nebeblaško jokios mentalinės ar emocinės bangos. Nes tu esi pilname sustojime. Leiskime sau pilnai sustoti. O taip reiškia tiesiog nesivelti į jokias temas, kurios yra susijusios su tuo, kas yra apibrėžiama, su tuo, kas yra ribota, su tuo, kas yra laikina. Tame tarpe, paleidžiant ir savo sąlygotą asmenybę, savęs kaip žmogaus apibrėžinėjimą, su visa istorija, su visom projekcijom. Nusėskime į visiškai neapdirbtą tikrovę. Nusėskime į tikrovės tyrumą. Visiškai nuogos tikrovės, kuri yra beribė ir kuri yra nekintama. Bevardė, beformė. Jokiais pojūčiais ar intelektu mes negalime to užčiuopti. Ir per šitą suvokimą mes ir galime tada pabusti. Atrasti tai, kas yra anapus formų, vardų, ribų, kintamumo. Ir šitaip mes išties suartėjame su tikruoju, gyvuoju Dievu, kuris savaime mus sujungia į visuotinę harmoniją. Ir čia slypi tikra taika, kuri yra besąlyginė, nes ji yra įsišaknijusi
šioje tiesoje, kad yra tik viena dieviška tikrovė, tobuloje harmonijoje pati su savimi. Tad leiskime savo operuoti iš šio nuovokumo, neiškeičiant šios taikos į nieką kito. Tačiau viską priimant į šią besąlyginės taikos būseną ir atsakant į viską iš jos. Tai štai pajauskime šitą taiką kaip šviesos kibirkštėlę savo širdyje. Kaip šviesos branduolį Žemės centre. Ir kaip milžinišką šviesą pačioje Saulėje. Pajauskime šitą trejybę. Šitą šviesos vienybę. Kuri mus palaiko tobulam balanse, kuri mums padeda pajausti savo pačių dvasinę ašį, dvasinio svorio centrą, simboliškai kalbant. Ir dabar su to pojūčiu leiskime savo skleistis šioje sucentruotoje būsenoje, šioje atgimstančioje šviesoje. Visiškai natūraliai, nieko neforsuojant, tačiau pastebint, kaip subtiliai viskas evoliucionuojasi į gerą. Evoliucija visada vyksta. Pripažinkime šitą faktą. Kad ir kas bebūtų, sąmonės evoliucija nepertraukiamai tęsiasi ir viskas juda arčiau globalios taikos, globalios harmonijos, tyros besąlyginės meilės. Ir akivaizdesnio, bevardžio ir beformio Dievo atpažinimo, kuriame viskas
išties autentiškai ir vienijasi, harmonizuojasi. Ir mes esame šitos atmosferos nešėjai. Puoselėjant šį visuotinio Dievo atpažinimą, mes tada galime į šitą erdvę, į šitą pabudimo erdvę pasikviesti ir kitus. Ir šitaip vėlgi natūraliai, tiesiog savo buvimu, tiesiog buvimu savimi asistuoti tą natūralią sąmonės evoliuciją, tą natūralų brendimą link šio dieviškumo atpažinimo bei įkūnijimo, sąmoningo įkūnijimo, sąmoningo reiškimo, kuris reiškiasi per leidimą savo gyventi pilnai, pilna širdimi, pilnai mėgautis akimirką, kad ir kas bebūtų, kad ir kokie iššūkiai iškyla. Tai yra tik nuotykis, kurį verta branginti kiekvienoje akimirkoje. Tad mes iškeliame į šviesą šią tikrą taiką kaip savo pagrindinę dovaną savo ir visam pasauliui. Visai visatai, visoms nežemiškoms civilizacijoms, su kuriomis dar turėsime kontakto, nes tai įeina į mūsų leidimą savo būti tikraisiais savimi. Tai kontaktas su daugiau visatinės įvairovės, kaip šalutinis to efektas. Tad štai, meilės pergalė yra neišvengiama, ji jau įvykusi ir dabar mes tik vis labiau ir labiau savo tai atskleidžiame. Šitą dieviškos meilės klestėjimą. Ir tuomet jį atspindime vėlgi sąmoningai savo unikaliu būdu. Ir dabar tiesiog pilnai atsiduokime natūraliam savojo gyvenimo ritmui.
natūraliai buvimo tėkmei, kurią patiriam dabar. Kurią ir esame. Ir šitaip mes liekame tyrume. Niekas mūsų nesustabdo. Niekas mūsų išties neapriboja, kaip šios beribės buvimo tėkmės, nes viskas įtraukta į ją, viskas kinta joje. O ji yra pastovi. Tad jauskime šį pastovumą, šį stabilumą, šią taiką natūralioje gyvenimo tėkmėje. Tiesiog leidžiant viskam tekėti su giliausiu pasitikėjimu. Su giliausiu visko laiminimu, su giliausiu dėkingumu už begalinį grįžtamą ryšį. Paleidžiant visas savo giliausias širdies svajones, taip pat į šią tėkmę, kurioje viskas realizuojasi per lengvumą, per palaimą, vėlgi be forsavimo, be delsimo, be laukimo. Ir tiesiog būkime šioje taikoje, su žinojimu, kad viskuo pasirūpinta, viskas yra nešama natūralių visatinių ciklų. Ir per šį tyrą buvimą, per šį atvirumą mes natūraliai susilygiuojame su visais gamtos virsmais. Ir visa magija vyksta natūraliai.
Tad nereikia nieko komplikuoti, tik tais leisti savo mėgautis šią tėkmę. Viską pasitikti žaismingoje, kūrybingoje šviesoje. Prisiminkime, kad esame beribės kūrinijos vaikai. Ir dabar su šituo nauju saulės atgimimu mes galime tai išties daug labiau paryškintai patirti. Ir tuo pačiu matyti vaiką kiekviename kitame žmoguje, kiekvienoje kitoje esybėje. Matyti tą patį tyrą vaiką. Ir tai yra viena iš giliausių meilės išraiškų. Tai natūraliai mus harmonizuoja į tyrą ryšį. Kada pripažįstame, jog mes visi vaikai, mes visi eksperimentuojam, mes visi augam, mes visi atrandam save iš naujo. Šviežiai, akimirkoje, kurioje viskas įmanoma. Ir šiame jausme viskas įmanoma, mes galime pajausti universalią meilę, kuri visas skirtingas detalės sujungia į vientisą harmoniją. Ir stebuklai vyksta natūraliai. Tyrų gėrių grįsti stebuklai tai yra natūrali tvarka, kuri taip pat įtraukia ir visą chaosą. Tad štai, kol vis dar mūsų supa santykinė tamsa, kol vis dar kabinasi įvairios ribojančios ar kančią keliančios perspektyvos, tiesiog visą tai naudokime kaip sodrią dirvą,
savo naujos sąmoningumo šviesos auginimui šiame naujame gyvenimo etape. Panaudokime viską, ką išmokome iki tol, kad sukurtume kažką šviežio, tyro, unikalaus, įkvėpto, tikro, mylinčio. Ir to pagrindas yra taika, kuri ir sutaiko tas visas skirtingas kompleksinės žmogiškas patirtis, visus skirtingus mūsų elementus, archetipus. Ir tuomet tame santaikos taške atsiveria portalas į naują gyvenimą. Į naują asmenybę. Dar gilesnėme susilygiavime su visata. Su tyru šaltiniu. Ir jo neišsemiama galia, išmintimi bei meilė. Vientisa dieviška valia, kuri yra akivaizdi, jeigu mes jai leidžiame būti akivaizdžiai. Ir tam visą laiką yra naudinga nusinulinti, sugrįžti prie savo širdies, sugrįžti prie savo kvėpavimo, sugrįžti prie savo tyros sąmonės šviesos, kuri permato viską. Ir tuomet viskas yra akivaizdu. Viskas yra tobula taip, kaip yra. Ir tai yra nuolatinėje tėkmėje, nuolatinėje evoliucijoje. Pasidėkime dar kelias akimirkas viso to pajautime.
Ir tiesiog žinok, kad bet kurią akimirką, kuri yra ta pati, beribio potencialo akimirka, tu gali sugrįžti prie šios sulygiuotos, tyros, aiškios, mylinčios, taikios būsenos. Ji visada su tavimi. Ir tebūnie taip, nes taip ir yra. Per amžius. Amen. Ir dabar galime pajausti savo kūną, šiek tiek prasijudint, pasisukiot, prasiražyt. Giliai įkvėpt, iškvėpt. Ir atsimerkt. Įvertinti šitą naują gyvybę. Šitą naują nuovokumą, kuris toliau plėtosis, taps vis akivaizdesnis, sulig kiekviena diena, todėl gyvenimas yra išties jaudinantis nuotykis. Ir gali savo tik dėkoti, kad šį nuotykį pasirinkai. Pažiūrim, kiek čia laiko praėjo. 5, po 11, 5. Beveik visa valanda. Tai ačiū labai. Ir nebėra žodžių. Ir taip jau tų žodžių daug. Tam, kas yra išties daug kompleksiškiau ir tuo pačiu metu paprasčiau. Tad pasinerkime į tai. Ir mane ta šarėlė išrėdėjo. Labai gerai. Iš tikrųjų, per šitą meditaciją vienu metu labai giliai pajaučiau savo širdį, savo saulės rezginį, toks visas kūno lik savotiškas nutirpimas palaimoje buvo. Tai jo, išties labai nuostabu, gal čia aišku dar irgi prisidėjo arbata, aš dabar irgi geriu lotosą ir rožių arbatą, tai iš tikrųjų yra labai magiška arbata ir aš tiesiog irgi noriu supažindinti kitus žmonės, kad yra toksai legalus būdas irgi labai kokybiškai pakelti savo energetinę būseną. Tai va, dėl to toliau jaučiu įkvėpimą daryti ceremonijas, tai sekite naujienas. O dabar sakau iki ir laimingai.